Taigi, tai yra naujasis DJI Avata 2 dronas. Ar jis yra tinkamas pradedantiesiems? Tai ir išsiaiškinsim. Aš asmeniškai taip niekada ir neįsitraukiu į FPV dronų pasaulį. Nors ir turėjęs tikrą FPV droną, bet su juo ore praleidau iki 10 minučių, iki kol galiausiai sudeginu keletą komponentų kraudamas ir tiesiog pardaviau. Ir tai nutiko dėl to, nes aš neturiu daug elektronikos žinių, kurių reikia taisant ir konstruojant savo dronus. Ir taip, žinau, kad YouTube'as yra pilnas tutorialų, kaip tai daryti, bet vis tiek reikia turėti žinių. Taigi, DJI Avata 2 yra sukurtas būtent tokiam pilotui kaip aš, kuris tiesiog nori gerai praleisti laiką skrendant, bei tuo pačiu pagauti keletą gražių kadrų. Visa drono medžiaga, kurią matote šiame video, yra nufilmuota būtent su šiuo DJI Avata 2 dronu, mano pirmųjų skrydžių metu po kelių metų neskraidimo FPV tipo dronais. Keletas faktų apie šį droną. Didžiausia raiška, kurią galite filmuoti, tai yra 4K 60 kadrų per sekundę. Šis dronas sveria 377 gramus, dėl to jau reikės drono piloto licenzijos. Turi tokio paties dydžio sensorių kaip ir DJI Mini 4 Pro. Na, matymo laukas yra 155 laipsniai. Tai palyginimui GoPro 5 matymo laukas yra 122 laipsniai. Tai matysite tikrai daug aplinkos. Šiame drone jūs turite Rocksteady ir Horizon Steady stabilizaciją, kuri vaizdą stabilizuoja pačiame drone, dėl to galėsite tiesiai kelti video į savo socialinius tinklus ir nereikės to daryti po to prie kompiuterio. Priešingai negu dauguma DJI dronų, Avata neturi apsauginių jutiklių priekyje ir šonuose. Dėl to atsitrenkti į objektus bus tikrai nesudėtinga. Tačiau yra keletas sensorių, kurie yra nukreipti žemyn ir atgal. Tai leidžia jam suvokti, kokiame aukštyje jis skrenda bei saugiai nusileisti. Kaip ir minėjau, atsitrenkti į kliūtis tikrai atsitrenksite. Tačiau šio drono dizainas leidžia jam priimti dalį smūgių ir vis tiek išsilaikyti ore. Tuo teko įsitikinti praktiškai ir kol kas jisai viską puikiai atlaikė. Žinoma, su kiekvienu DJI dronu yra galimybė įsigyti DJI Carry Fresh, kuris dūžio, skendimo ar kitokio drono praradimo atveju užtikrina remontą ir drono pakeitimą nauju. Taigi, jeigu esate FPV naujokas, būtinai rekomenduoju įsigyti DJI draudimą. Pats skrydis Avata 2 dronui yra be galo įtraukianti patirtis. Mano manymu, viena pagrindinių priežasčių, kodėl verta įsigyti Avata 2 droną, tai yra galimybė greitai judančius objektus filmuoti greitai judančią kamerą. Tačiau kita priežastis yra tiesiog smagiai praleisti laiką ore. Net jeigu tavo skrydžio tikslas nėra nufilmuoti kažkokį konkretų kadrą, šiuo dronu tiesiog smagu skraidyti, tyrinėti aplinką ir jausis kaip kompiuteriniam žaidime. Pažiūrėkime, ką gaunate rinkinyje, kuomet jūs įsigyja DJI Avata 2. Pirmiausia, tai viskas atkeliauja tokiame krepšyje, ko ir galima tikėtis iš DJI. Įsigyję DJI Avata 2 kombo, gaunate patį droną, gaunate 3 serijos FPV akinius integruotą bateriją, 3 serijos RC Motion vairalazdę ir, žinoma, 3 baterijas su įkrovimo doku. Vienas kontroversiškiausių dalykų FPV dronų bendruomenėje yra RC Motion vairalazdę. Daug kas kritikuoja DJI, kad jie standartinėje komplektacijoje įtraukia būtent šią vairalazdę ir nėra galimybės vietoj jo pasirinkti standartinio FPV pultą. Aš irgi skeptiškai į tai žiūrėjau. Tačiau po pirmųjų skrydžių aš pripratau ir perpratau valdymą motion controller ir net nesinori įsigyti standartinio pulto. O visa medžiaga šiame video buvo nufilmuota būtent su RC Motion 3 kontroleriu. Taip pat jisai turi panikos mygtuką, kuris leidžia sustabdyti drono skrydį ištikus netikėtai situacijai, kad galėtumėte atsikvėpti, įvertinti situaciją ir skristi toliau. Tas pats nutinka ir atleidus visus mygtukus skrydžio metu. Dronas tiesiog sustoja ir laukia jūsų sklandydamas ore, kas yra labai naudinga pradedančiajam pilotui. Sportinis režimas nuo standartinio skiriasi pagrindė drono greičiu. Maksimalus drono greitis, kurį man pavyko pasiekti su šiuo dronu sportiniam režime, yra 60 km/h. Ir žinoma, žingsnis link tikrųjų FPV dronų – Easy Acro režimas. Ši funkcija suteikia galimybę atlikti akrobatinius veiksmus, kaip backflipas arba 180 laipsnių slaidas būnant ore, bet manau, jog šios funkcijos yra labiau smagumui, nes flipai vyksta pakankamai greitai ir tai visiškai netrodo kinematografiškai. Taigi, ką po pirmųjų skrydžių aš manau apie DJI Avata 2? Aš manau, kad tai yra tiesiog smagus dronas skraidyti. Nesvarbu, ar bandote užfiksuoti gražius kadrus savo socialiniams tinklams, ar tiesiog norite išeiti į lauką skristi FPV dronus su saugumo jausmu, DJI Avata 2 tikrai lengva valdyti danguje.
Tai yra tikrai geras pasirinkimas pradedančiajam FPV dronų pilotui. Tikiuosi, jog šis video padėjo geriau jums pažinti DJI Avata 2. Na, o jeigu turite klausimų, lauksiu jų komentaruose. Ir kaip visuomet, iki kito video.